Mes žinome, kad žmogaus kūne yra 70%, o kraujyje 92% vandens. Taigi akivaizdu, kad vanduo yra neatskiriama sveiko kūno dalis. Kūną sudaro ląstelės, audiniai ir organai. Jei jūsų ląstelės, audiniai ir organai nuolat panardinti į nešvarų vandenį, ar galite būti sveikas? Be abejonės ne. Tai tas pats kaip vanduo akvariume. Žuvis bus sveikos tol, kol vanduo akvariume bus švarus. 1974 metais American Memorial ligoninėje buvo tirtos ligonių vėžinės ląstelės. Nustatyta, kad vanduo aplink vėžio pažeistas ląsteles buvo netaisyklingos struktūros. Ir atvirkščiai, sveikas ląsteles supo taisyklingos šešiakampės struktūros vanduo vadinamas struktūrizuotu vandeniu. On the contrary, the water around the normal cells is regular and very clean. Ar galima teigti, kad nuo vandens struktūros jo kokybės priklauso mūsų sveikata? Definitely. Nebejotinai, labai gerai Amerikoje žinomas medicinos mokslų daktaras Tomas pasakė, verčiau išsiaiškinti ligos priežastį, o netyrinėti pačią ligą. Jo nuomonė, visas ligas sieja viena bendra priežastis, kurią pašalinus galėtume išgydyti daugumą ligų. Taigi šis bendrasis atskaitos taškas – padaryti taip, kad kūne esantis vanduo būtų kokybiškas, struktūrizuotas. Tai yra esminė geros sveikatos sąlyga. Koks vanduo labiausiai tinkamas? Water is distinguished between dead water and active water. Natūraliame vandenyje yra daug ištirpusių mineralų ir mikroelementų, gerinančių medžiagų apykaitą ir tuo pačiu apsaugančių žmogaus sveikatą. Toks vanduo žmogui yra naudingesnis, nei dabar dažnai vartojamas virintas vanduo. Virinant vandenį, deguonis išgarina mikroelementus, o aukštoje temperatūroje suardomos ir mineralinės medžiagos. Todėl labai sumažėja vandens energija, jame nebelieka jokios gyvybinės jėgos. When the water is boiled in high temperature. At the same time, it makes the energy of water reduced without any vitality. Kokia jūsų nuomonė apie įvairių rūšių vandenį, kurį siūlo prekybininkai? Kokia tokio vandens kokybė? All available water in markets. Bet koks geros kokybės vanduo turi atitikti 3 taisyklės. Pirma, vandens terpė turi būti šarminė. Jame turi būti mineralinių medžiagų ir mikroelementų. Antra, vandenyje turi vyrauti maži molekuliniai dariniai iš 5-6 vandens molekulių. Trečia, vandens oksidacinis redukcinis potencialas turi būti neigiamas. Tai yra, vanduo turi pasižymėti antioksidacinėmis savybėmis. Toks ir yra jonizuotas šarminis labai geros kokybės vanduo, kurį ir norėčiau šiandien aptarti. Electrolyzed water, the real good water that I'd like to talk about today. That means the electrolyzed water conforms to the 3 conditions. Ar tai reiškia, kad jonizuotas vanduo atitinka jūsų minėtas 3 taisyklės? Vanduo jonizuojamas paveikus vandenį elektros srove. Tai vandens elektrolizės procesas, kuriam vykstant jonizuojasi vandens ir jame ištirpusių druskų molekulės. Katodas pritraukia šarminių metalų, kalcio, magnio, kalio, natrio ir hidroksilo jonus. Tai tinkamas gėrimui, jonizuotas šarminis vanduo. Savo ruožtu anodas pritraukia rūgštinius chloro, sieros, fosforo ir vandenilio jonus. Tai jonizuotas rūgštinis vanduo, pasižymintis baktericidinėmis savybėmis. Jau 1932 metais Japonijoje buvo nustatyta, kad jonizuotas šarminis vanduo paspartina augalų augimą, tačiau jis nebuvo naudojamas žmogaus reikmėms. Ir vis dėlto puikus poveikis buvo patvirtintas. Klinikiniais tyrimais, kurie tęsiasi 34 metus, buvo galutinai patvirtinta, kad jonizuotas šarminis vanduo teigiamai veikia medžiagų apykaitos procesą, bei žymiai pagerina tuštinimąsi ir organizmo išvalymą nuo nešvarumų. Japonijos sveikatos apsaugos ministerija 1965 metais patvirtino jonizavimo įrenginio naudojimą medicinos reikmėms ir šiuo metu jis plačiai taikomas. Dabar aišku, kad jonizuotas vanduo gali būti šarminis ir rūgštinis. Ir supratome, kad jis jau daugiau kaip 30 metų naudojamas Japonijoje. Tačiau aš vis tik turiu klausimų. Kuo skiriasi įprastas ir jonizuotas vanduo? Ir kokios jonizuoto vandens savybės daro teigiamą įtaką mūsų sveikatai? Šiuos skirtumus pademonstruosiu jums bandymais. Na, kiekvienam yra žinoma, kad silpna šarminė terpė sąlygoja gerą organizmo būklę ir efektyvią imuninės sistemos veiklą. Normalus organizmo terpės pH turėtų būti maždaug nuo 7 sveikų 35 iki 7 sveikų 40. Tačiau dėl įvairių priežasčių, netinkamo maisto, teršalų, įtampos darbe, neigiamų emocijų, daugumo žmonių organizmo terpė yra rūgštinė. Rūgštinė sudėtis sąlygoja blogesnę medžiagų apykaitą.
apriboja kraujotakos ir virškinimo sistemų veiklą. Tai sukelia vidaus organų funkcijų degeneraciją, išsigimimą ir sąlygoja lėtines chroniškas ligas, pavyzdžiui, aukštą kraujospūdį, diabetą, širdies ir kraujagyslių ligas, podagrą ir net vėžį. Senovės kinų patarlė sako, visos ligos ateina iš tiršto kraujo, o būtent rūgštinė terpė ir sudaro geras sąlygas kraujo tirštėjimui. The acid constitution is the reason to create turbid blood. Ar tai įmanoma, kad kūne susidariusi rūgšti terpė, organizmo rūgštingumas gali sukelti sveikatos problemų? Jei pakeisime kūno rūgštinę terpę į šarminę, ar tai pagerins mūsų sveikatą? Here's an example. Štai jums pavyzdys. 1973 metais mokslininkų tyrinėjimai patvirtino, kad vėžinės ląsteles galima suardyti limfocitais, esant šarminiai organizmo terpiai. Japonijoje buvo ištirta 100 vėžių sergančių pacientų. Buvo nustatyta, kad visų šių pacientų kraujas yra rūgštinis. Tai ir paaiškina, kad susirgimų priežastis ir yra ši rūgštinė terpė. Acidic physique is the reason to cause diseases. Jei rūgštinė organizmo terpė sukelia ligas, tai šarminė gali pagerinti sveikatos būklę. The pH chart shows Atsakyti mums gali jonizuoto vandens pH testas. pH lentelėje matome neutraliąją žalios spalvos zoną, raudonos spalvos rūgštinę zoną ir šarminę violetinės spalvos zoną. Dabar nustatykime pH reikšmes kiekvienam iš šių skysčių. Štai čia yra gazuotas vanduo. Vynas, filtruotas vanduo, vandentiekio vanduo ir jonizuotas šarminis vanduo. Ar jūs galėtumėte pasakyti šių skysčių pH reikšmes? Ne, negalėčiau. Niekas negalėtų, kol neatliksime skysčių pH testų. Įlašinę indikatorinę skysčio į visus skirtingos rūšies skysčius, galėsime nustatyti pH reikšmę pagal skysčio spalvos pokytį. Kokia tai spalva? Raudona. Kodėl? Nes gazuotas vanduo yra prisotinamas angliarūgštės dujomis, stipriu rūgštiniu elementu, kuris ir padaro gėrimą rūgštinį. Suprantu. Prašyčiau pažiūrėti į vyną. Jis taip pat raudonas. Tai reiškia taip pat rūgštinis? Taip, matome, kad vyno rūgštingumas yra labai didelis. O kaip su filtruotu vandeniu? Filtruoto vandens spalva geltona. Tai reiškia, jis taip pat rūgštinis. Aš galvojau, kad filtruotas vanduo neutralus. Iš filtruoto vandens išfiltruojamos tik mineralinės medžiagos, o angliarūgštė lieka, todėl šis vanduo yra rūgštinis. Aišku. Dabar pažiūrėkime, kas vyksta su vandentiekio vandeniu. Vandentiekio vandens spalva žalia. Reiškia, jis neutralus. Aš manau taip pat. Vandentiekio vandenyje yra ištirpusių įvairių druskų mikroelementų. Taigi jis yra neutralus. Todėl testuosime jonizuotą šarminį vandenį. Kokios spalvos jis turėtų būti? Jaučiu, kad šarminis vanduo yra neutralus, taigi jo spalva turėtų būti žalia. Luktelėkime ir pažiūrėkime. O, jis nuostabiai violetinis. Nuo ko jis toks? Violetinė spalva reiškia, kad jonizuotame šarminėme vandenyje yra mineralinių medžiagų ir mikroelementų, kurie sukuria šarminę terpę. Šarminėme vandenyje esantis kalcio jonai ne tik papildo kalcio atsargas vaikų ir senjorų organizmuose, bet skatina ir kaulų augimą. Galų gale rūgštinė terpė pasikeičia į sveiką silpnai šarminę. Visų šių skysčių įtaka organizmui yra skirtinga, nes skiriasi jų pH reikšmės. Jei gersime daug jonizuoto šarminio vandens, mūsų organizmas taps daug sveikesnis. Gazuotas vanduo ir vynas yra labai rūgštingi. Vakarėliuose mano draugai geria daug vyno. Įdomu, ar jonizuotas vanduo turi kokį poveikį vynui? Atsakymą rasime atlikę testą su baltuoju vynu.
Matome, kad baltasis vynas – tai labai rūgštinis gėrimas. Pažiūrėkime, kuris iš mūsų turimų skysčių gali neutralizuoti rūgštį. Ištirkime, koks bus filtruoto vandens poveikis. Jis vis dar raudonas. Paprastas vanduo nepajėgus neutralizuoti rūgštį skystyje, o tuo labiau žmogaus organizme. Pabandykime su jonizuotu šarminiu vandeniu. Matome, kad spalva palaipsniui kinta iš raudonos į oranžinę, geltoną ir žalią. Fantastiška. Šarminis vanduo neutralizavo stiprų rūgštingumą ir pavertė skystį šarminiu. Tai reiškia, kad kūno rūgštinę terpę galime neutralizuoti gerdami daug jonizuoto šarminio vandens. Tai pasiekiama, kad organizmo terpė taptų silpnai šarminė, o tai reiškia sveika. Šių bandymų dėka supratome, kad šarminis vanduo efektyviai neutralizavo vyno rūgštingumą. Ką manote apie jonizuoto šarminio vandens poveikį tabako dūmams? Tabako testas padės suprasti, kiek daug žalos žmogaus organizmui padaro rūkymas. pH testu nustatėme, kad jonizuotas vanduo yra šarminis. Tarkime, organizmo terpė yra kaip šarminis jonizuotas vanduo. Dabar į jonizuoto vandens butelį įpūsime dūmų. Pažiūrėkime, kas įvyko. Spalva palaipsniui virsta žalia. Vandens spalva pasikeitė. Taip, tiesa. Stebėkime tolesnį dūmų poveikį. Dabar jis tampa neutraliu. Žiūrėkite, jis jau po truputį virsta rūgštiniu. Taip, virsta rūgštiniu. Galų gale jis tapo rūgštiniu. pH reikšmė yra apie 6–7. Tai patvirtino, kad rūkymas keičia mūsų šarminę terpę į rūgštinę. Ko galėtų imtis rūkaliai? Pažiūrėkime, ar negalėtume atstatyti mūsų organizmo terpės į šarminę, gerdami daug jonizuoto šarminio vandens. Gerkime. Matome, kad palaipsniui vandens spalva kinta. Kokia dabar spalva? Į violetinį. Violetinė rodo, kad terpė jau grįžta į šarminę. Nesvarbu, ar mūsų terpė šarminė nuo rūkymo ar nuo alkoholio. Bet kuriuo atveju turime galimybę sugrąžinti ją į šarminę būseną. Mes puoselėjame mintį, kad jonizuotas šarminis vanduo gali sureguliuoti organizmo pH reikšmę ir taip ženkliai pagelbėti rūkantiems ir geriantiems alkoholį. Būtų puiku, jei tai paskatintų plačiau naudoti šarminį vandenį. Sutinku. Iš testo rezultatų matyti, kad jonizuotas šarminis vanduo labai efektyviai neutralizuoja rūgštį. Toliau kalbėsime apie vandens molekulių mažesnius darinius, susidarančius jonizuotame vandenyje. Norėtume įsiaiškinti, kaip toks vanduo, kuriame molekulės susijungusios į mažesnius molekulinius darinius, gali pagelbėti mūsų sveikatai. Pasistengkite įsisąmoninti, kad mūsų kūnas sudaro apie 60 trilijonų ląstelių ir kiekvieną sekundę milijonai iš jų miršta natūralaus senėjimo procese. Paklauskite savęs, kaip šios ląstelės asimiliuojasi. Tai labai svarbu. Šios mirusios ląstelės, pasilikusios kūne 3–5 metus, ima kisti ir galbūt po 10–20 metų jos taps vėžinėmis ląstelėmis. Taigi, manau, supratote kūno medžiagų apykaitos svarbą. Ką mes turime daryti, norėdami pašalinti tas nereikalingas medžiagas? Jei kiekvieną dieną gersime jonizuotą šarminį vandenį, maži molekuliniai dariniai, laisvai praeidami pro ląstelių membranas, pašalins iš organizmo rūgštinės medžiagų apykaitos atliekas. Tai ir paaiškina, kad jonizuotas šarminis vanduo pagerina medžiagų apykaitą. Pademonstruosiu jums, kas tai yra mažų molekulių darinių vanduo, atlikdamas bandymą su arbatžolėmis. Štai turiu arbatžolių ir įdėsiu po šaukštelį į 3 skirtingų rūšių vandenį. Patikrinkime, kaip pasikeitė filtruoto vandens spalva. Filtruotas vanduo liko bespalvis.
Jūs teisi. Tai todėl, kad šiame vandenyje molekulės yra susijungusios į stambius molekulinius darinius ir negali įsiskverti į arbatžolių ląsteles. Ta pati atlikime su vandentiekio vandeniu. Ar matote kokį nors skirtumą? Nėra jokio skirtumo. Gavome tokį pat rezultatą ir bandydami vandentiekio vandenį, nes jo molekuliniai dariniai, kaip ir filtruoto, taip pat yra stambus. Tęskime tą patį bandymą su jonizuotu vandeniu. O čia jau labai gerai pasimato arbatos spalva. Taigi kiekvienas gali pamatyti didžiulį skirtumą. Jonizuotas šarminis vanduo yra mažų molekulių darinių vanduo, todėl labai lengvai įsiskverbia į arbatžolių ląsteles. Jei arbatžolės įsivaizduosime kaip kūno ląsteles, galime lengvai suprasti, kaip jonizuotas vanduo įsiskverbia į kūno ląsteles, išvalydamas atliekų sankaupas ir rūgštinius toksinus. Manau, kad daugelis suvokia jonizuoto šarminio vandens, kurio molekulės susijungusios į mažus darinius pranašumą. Mažų molekulių darinių vanduo pagerina organizmo medžiagų apykaitą, pašalina atliekas ir rūgštinius toksinus iš ląstelių. Tuo būdu ląstelės suaktyvinamos. Kai kurie mano draugai turi problemų dėl šlapimo rūgšties, podagros ir netulžies pūslės akmenų. Ar gerdami jonizuotą šarminį vandenį jie galėtų pašalinti visus rūgštinius toksinus? Podagros, akmenų, širdies ir kraujagyslių ligų priežasčių gali būti daug. Tai rūgštinė terpė, bloga medžiagų apykaita, riebaus maisto vartojimas, persivalgymas, cholesterolis. Ypač riebus maistas ir cholesterolis tirština kraują. Trigliceridas ir cholesterolis nusėda ant vidinių kraujagyslių sienelių. Kraujagyslės susiaurėja, blogėja kraujo cirkuliacija. Taip palaipsniui vystosi podagros, tulžies, inkstų akmenų, širdies ir kraujagyslių ligos. Didėja infarkto rizika. Kaip matėme iš ankstesnių bandymų, šias problemas galime išspręsti geriant jonizuotą šarminį vandenį, kurio molekulės susijungusios į mažus darinius. Next, we're going to have an experiment of dissolution with salad oil and different kinds of water. In the beginning, we tested on pure water. Dar parengėme bandymą su saloto aliejumi ir įvairių rūšių vandeniu. Pradžioje bandysime filtruotą vandenį, po to vandentiekio vandenį, kurį turi kiekvienas savo namuose, ir jonizuotą šarminį vandenį. Rankoje laikau butelį su saloto aliejumi, kurį ir naudosime bandymams. Iš bandymų rezultatų suprasite, kodėl aliejus netirpsta vandenyje. Patikrinkime, ar aliejus tirpsta vandenyje. Įlašinkime kelis lašus į filtruotą vandenį. We're going to drop a few of oil in pure water. Matote, jis tik plūduriuoja vandenyje. Aliejus netirpsta vandenyje. Pažiūrėkite į vandentiekio vandenį. Aliejus jame taip pat plūduriuoja. Oho, jūs teisus. Taip, iš tikrųjų plūduriuoja. O kaip jonizuotame šarminėme vandenyje? Nuostabu. Aliejus pilnai pasiskleidė. Jonizuotas vanduo yra labai pralaidus. Tai tiesa. Riebalai greitai pasiskleidžia jonizuotame vandenyje. We know the electrolyzed water Jau žinome, kad jonizuoto šarminio vandens molekulės yra susijungusios į mažus molekulinius darinius. Kuo mažesni molekuliniai dariniai, tuo didesnis vandens laidumas ir skaidymo geba. Todėl maži šarminio vandens molekuliniai dariniai lengvai praeina pro ląstelės membraną ir išskaido perteklinius trigliceridus, cholesterolį ir kraujo riebalus. Dėl to pagerėja kraujo cirkuliacija. Tai geriausias būdas išvalyti kraują ir atsikratyti antsvorio. It is the best cleaner of blood and works well on body shaping to fattiness. Jonizuotas vanduo iš tiesų yra ypatingas ir labai smalsu sužinoti apie jo veiksmingumą. Beje, tai puikus pagalbininkas chroniškai sergantiems ligoniams. Mes kalbėjome ir apie trečiąją jonizuoto vandens savybę. Tai yra jo antioksidacinės savybės. Ką tai reiškia? Turėtume paklausti, kas tai yra oksidacija. Oksidacija tai senėjimo procesas, panašiai kaip geležies rūdijimas arba obuolio griežinėlio spalvos kitimas. Panašus procesai vyksta senstant organizmui. Todėl galime sakyti, kad oksidacija tai organizmo senėjimas. Tik ne man. Aš nenoriu greitai pasenti. Niekas nenori greitai pasenti. Tačiau labai daug priežasčių skatina senėjimo procesą. Emocinė įtampa, stresinės situacijos, neteisinga mityba, įvairūs maisto priedai, rūkymas ir taip toliau skatina organizmo oksidaciją. Daržovėse likę pesticidai, augimo hormonai ir antibiotikai, mėsoje įvairūs konservantai, visa tai kaupiasi kepenyse ir inkstuose.
Tai labai sunki našta šiems organams, todėl jie turi itin energingai dirbti, norėdami pašalinti šios oksidantus iš organizmo. Bet kokie oksidantai yra viena iš žmogaus greitesnio senėjimo priežasčių. Kitas eksperimentas parodys jums, kokios rūšies vanduo geba atsispirti oksidacijai. The next experiment is displaying you what kind of water is able to resist oxidation. Pirmiausia, atliksime bandymą su filtruotu vandeniu, po to su vandentiekio vandeniu ir galų gale su jonizuotu šarminiu vandeniu. Then tap water and electrolyzed water. On my hand is a bottle of iodine. Savo rankose laikau buteliuką jodo. Įlašinkime 15 lašų jodo į 3 rūšių vandenį. Pamatysime, kuris iš jų pasižymi antioksidacinėmis savybėmis. Kasgi atsitiko su filtruotu vandeniu? Vandens spalva geltona. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šis vanduo nesugeba atsispirti oksidacijai ir oksidantai lieka vandenyje. O štai vandentiekio vandens spalva. Spalva tokia pat geltona. Vandentiekio vanduo taip pat nėra atsparus oksidacijai ir oksidantai randasi vandenyje. Dabar pažiūrėkime į jonizuotą šarminį vandenį. Šarminis vanduo tampa visiškai skaidrus. Jonizuotas šarminis vanduo, kuriame vyrauja kalcio jonai, pasižymi detoksikacijos, išvalymo funkcijomis. Todėl daugelis oksidantų, esančių mūsų organizme, gali būti išvalomi ilgą laiką, geriant jonizuotą vandenį. Dabar jau kiekvienam aiškus skirtumas tarp jonizuoto šarminio vandens ir kitų rūšių vandens. Jonizuotas vanduo veikia kaip antioksidantas. Taigi ši trečioji jonizuoto šarminio vandens savybė – tai atsparumas oksidacijai. Minėjote, kad atsparumas oksidacijai arba oksidacinės savybės yra apibūdinamos neigiamų potencialų. Kasgi tai yra? Kiekviename organizme yra neporinį elektroną turinčių molekulių, atomų, kurie susidaro, kai organizmą veikia kenksmingos medžiagos ar nepalankios sąlygos. Medicinoje šie junginiai vadinami laisvaisiais radikalais. Būtent jie stipriai puola sveikasias ląsteles, norėdami iš jų bet kokią kainą atimti ir prisijungti trūkstamą elektroną. Taip, kai kurios sveikos ląstelės yra pažeidžiamos. Jonizuotas šarminis vanduo įgyja neigiamą oksidacinį redukcinį potencialą, kurio vidutinė reikšmė -250. Todėl toks vanduo tampa elektronų donoru. Elektronai yra atiduodami laisviesiems radikalams, eliminuojant jų griaunančią jėgą. Kitaip tariant, jonizuotas vanduo turi sugebėjimą neutralizuoti patogeninės ligas, sukelianti laisvųjų radikalų poveikį. Na kągi, mes kai ką sužinojome apie neigiamą potencialą. Bet kaip galėtume įsitikinti, kad šį neigiamą potencialą turi jonizuotas šarminis vanduo? Parodysiu jums, kaip naudojamas oksidacinio redukcinio potencialo matavimo prietaisas. Su šiuo ORP prietaisu nustatysime vandens potencialą. With ORP, we'll find out the potential of water. Pirmiausia, imkime filtruotą vandenį. Jo potencialas teigiamas, plius. Toliau matuokime vandentiekio vandenį. Next is tap water. Taip pat pliusas. Patikrinkime jonizuotą šarminį vandenį. Štai, matome, kad potencialas neigiamas. Jonizuoto šarminio vandens redukcinis potencialas yra apie -400 mV. Jonizuotas šarminis vanduo labai naudingas sveikatai, nes jo oksidacinis redukcinis potencialas yra stipriai neigiamas. Nėra gero vandens, nėra sveikatos. Štai koks glaudus ryšys. Labai jums ačiū už visą informaciją ir eksperimentus. Tai padėjo mums suprasti, koks svarbus yra vanduo mūsų sveikatai. Visi turėtume gerti tik geros kokybės vandenį, o toks vanduo – jonizuotas vanduo. Sveikata yra tiek pat svarbi mūsų gyvenime, kaip ir vanduo. Gerkime geros kokybės vandenį ir tai padės mums išsaugoti puikią sveikatą. Kalbėdamas apie geros kokybės vandenį, turiu mintyje jonizuotą šarminį vandenį.